Labą rytą. Jums prasideda naujas dalykas, galima sakyti. Pagrindinės brėžinių braižymą, kaip aš jums ir vakar rašiau. Mes dabar pradėsim mokintis truputį braižybos. Braižyba yra neatsiejama statybos dalis. Susitarėm vieną tokį labai paprastą dalyką, kad kiekvieną dieną aš jums užduosiu po namų darbus ir namų darbai atspindės jūsų lankomumą ir jūs turėsite šį bei tą padaryti. Gerai, pradedam nuo pradžių. Susivedame į paieškos laukelį vsrc.lt grotažymė Netsmana. Aš į save patrauksiu truputį. Taip, pasirašome paieškos frazėje braižyba. Čia šiaip iš tikrųjų galite pasižiūrėti, pasileisti, pasileidžiama yra taip. Ir galite pasileisti, pasiklausyti. Labai įdomiai mokytojas papasakojęs yra. Bet savo laiku tą mes dalyką mokysimės kitais metais. Dabar tai braižyba, brėžinių skaitymas vadovėlis. Vadovėlio turinys yra įvadas. Tai ir nuo įvado pradėsime, kad braižyba yra disciplina nagrinėjanti brėžinių ir jų skaitymo taisyklės, tai viena iš vaizduojamų meno rūšių. Brėžiniai naudojami ne tik gamyboje, projektavime ar statyboje, jie kartais naudojami tiesiogiai nematomam procesui, pavyzdžiui, atomo branduolio skilimui, elektrinės darbui ir taip toliau. Brėžiniai labai senai naudojami. Statybininkų tai yra pati universaliausia kalba. Ir čia mes mokysimės brėžinių įforminimą, geometrinę braižybą, taip toliau ir taip toliau. Ir pradėsime nuo brėžinių įforminimo. Tai, sakykime, standartiniai brėžiniai. Standartas tai yra kažkas apibrėžta, aprašyta. Ir lietuviški standartai LTS, Europos EN, tarptautiniai ISO. Dar galiojami LTS ISO, tarptautinis standartas, LTS EN Europos standartas ir LTS EN ISO tarptautinis priimtas kaip Europos standartas. Toliau, braižymo reikmenys turi turėti stalą, turėti liniuotes, kampainius, matlankis, tai skriestuvą, braižomo popieriaus milimetrinio, pieštukas, pieštukus šiaip turėtume turėti HB. Braižomoji lenta ganėtinai brangi.
jos kaip ir nereikia turėti. Reikia turėti 2 trikampius, liniuotės, pieštukus, trintuką. Tai čia pradžiai braižybom. Brėžinys tai yra atvaizdas kažkokio tai pastato, gamybos ar dar kažkieno tai į popieriaus lapą arba, kaip mes toliau mokinsimės, tai į kompiuterio ekrano duomenys. Dabar, kas jūs domins, tai šiaip iš tikrųjų brėžinių dydžiai yra pagal lapų dydžiai, tai A nulinis yra pats didžiausias, jo kraštinė 841 ir 1189. Toliau pusė A nulinio yra, kodėl pusė, todėl kad šita kraštinė yra tokia pati. Ir ką mes dažnai darysime, tai mes braižysime ant A4 formato. Tai jis yra pats mažiausias ir pats priimtiniausias. Dar dažnai teks jums statybose susidurti su A3 formatu, nes tai ganėtinai populiarūs dalykai ir būtent jie yra naudojami. Labai lengvai paaiškina, čia yra A4, čia yra A3. Jeigu mes apverstume, tai padalintume, tai gautųsi A2. Jeigu A2 pastatyti, padalinti per A1 ir A1 lygiai taip pat. Toliau. Visose formatuose, mes turime būti tvarkingi ir iš tikrųjų brėžiniai apipavidalinami. Tai yra 10 cm, 10 mm, 10 mm, 10 ir 20 mm. A4 formato apipavidalinimas ir A3 formato apipavidalinimas gulšia lygiai tokiu pačiu principu. Tai pirmas darbas, kuris bus, tai bus apipavidalinti lapą ir nusibraižyti lentelę. Šita lentelė vadinasi štampas. Štampe būna surašytos tam tikri duomenys ir norint, kad kažką tai parašyti, tai mes turim išmokti braižyti raides, nes statybose yra numatyta, kad raidės irgi yra braižomos. Tai norint kažką tai daryti, tai antras
darbas. Pirmas darbas bus pirmas namų darbas jums bus užduotas būtent apsiforminti A4 formato lapą ir nubraižyti va tokį štampą. Antras namų darbas, ką aš užduosiu šiandien, kad mes išmoktume, tai brėžinių šriftai. Čia yra standartiniai brėžinių šriftai, ką reikėtų išmokti padaryti. Šitą lapą aš jums atsiųsiu. Jeigu jūs pamatysite, tai jis yra taip pat apiformintas. Ir jums reikės tiesiog perbraižyti visas raides į būtent štai šitą lapą, parašytą su štampu. Jeigu mes pasididinsime štampą, tai savininkas turėsit pasirašyti vardą pavardę. Čia padėti parašą. Čia aš padėsiu parašą. Pavadinimas bus raidės, mastelis 1:1. Ir man nufotografuosite ir iki rytdienos atsiųsite, ką esate padarę. Taip aš jums parašysiu pažymį ir parašysiu, kad jūs buvote praktinėje dalyje. Tai šiai dienai tiek ir tikiuosi, kad jūs viską padarysite laiku. Sėkmės darbuose.